Sveiki sporto mėgėjai. Šiandien jūsų dėmesiu interviu su šalies olimpinės rinktinės kandidatės Linos Labanauskaitės treneriais Asta Brusokienė ir Juozu Budriu. Be to parodysime reportažus apie Alytaus jaunų sportininkų pasirodymus jaunučių ir jaunimo sporto žaidynėse. Sporto veteranų rubrikoje svečiuojasi Jonas Vaitkevičius, savo gyvenimą atidavęs sklandymui. Futbolo mėgėjų laukia reportažai apie Alyčio ir Dainavos komandų pasirodymų šalies čempionatuose. Visa tai ir dar daugiau jūsų dėmesio. Vienas. Dirbam. Kalbame su Alytaus sporto rūmų direktoriaus pavaduotojo sporto reikalams Valdu Kučinsku. Gerbiamas Valdai, prašom pakomentuoti lengvosios atletikos padėtį Alytaus mieste. Šiuo metu Alytuje dirba 6 treneriai, bet dirba ne visi pilnu krūviu, kadangi beveik visi treneriai dirba vidurinėse mokyklose, dirba mokytojas, o čia yra tik kaip antraeilės pareigos, turim tik vieną etatinį trenerį dirbantį pilnu krūviu, o visi kiti treneriai dirbantis, galima sakyti, tikrai pasišventę lengvą atletikai, dirbantis tikrai idėjos tai sporto šakai. Turime apie 11 mokomųjų grupių, sportuoja apie 150 moksleivių lengvoji atletika, nuo pradinių rengimo iki ir aukštesnių meistriškumo sportininkų. Turite apie 150, sakote, sportininkų. Kur vyksta pratybos? Vasarą pratybos vyksta daugiausiai jaunimo parke arba Vizgirio miške, čia prie sanatorijos miškelėje bėgioja. Sprinteriai bėgioja daugiausiai 6 vidurinės mokyklos stadione. Kalbame su Baltijos šalių ėjimo nugalėtoja Brigita Virbalytė. Alytuje vyko šachmatų turnyras Adolfo Ramanausko Vanagui atminti. Apie šią varžybas mums pavyko papasakoti šio turnyro teisėjas Žebelis. Labadiena. Reiškia, vyko 7-asis jau tradicinis Adolfo Ramanausko Vanago turnyras. Reiškia, Vanago vidurinėje mokykloje 5-asis. Pirmieji vyko ten Jiezne ir Birštone. Šį laukiame iš daugelio miestų čia. Lietuvos merginų rinktinės sudėtyje Kroatijoje Europos atrankinėse varžybose dalyvavo Lietuvos rinktinė. Jos sudėtyje žaidė 3 alytiškės. Prašom prisistatyti žiūrovams. Lėlė Vilanytė. Rankinį lankau jau 11 metų, žaidžiu už Alytaus komandą ir už jaunių rinktinę. Dovilė Šniokaitė. Rankinį lankau jau 9 metai. Aš esu Auksė Rukaitė. Rankinį lankau 5 metai, žaidžiu už Alytaus komandą ir Lietuvos jaunių rinktinę. Iš tikrųjų, Europos čempionatas tai yra jau ne Lietuvos pirmenybės, pamatėm tikrai labai aukšto lygio rankinį, kurį parodė Kroatijos komanda, kuri visas komandas labai nesunkiai nugalėjo, tam tarp ir mūsų. O su kitom komandom kovėmės iš visų jėgų ir tą rodo rezultatas. Baltarusijos komandą įveikėm 1 tašku, o švedžių komandą įveikėm 6 taškais ir patekom į Europos čempionatą finalinį etapą. Miesto savivaldybės tarybos nutarimu kultūros ir sporto skyrius yra padalytas į 2 dalis. Sporto skyrius dabar vadinasi sporto ir rekreacijos skyrius. Šiam skyriui laikinai vadovauja Egidijus Kašėta. Gerbiamas Egidijau, informuokit žiūrovus, kas tai skyrius, kokios to funkcijos, kokia tai šio skyrio paskirtis. Diena. Taigi, kaip minėjote, skyrius mūsų buvo atskirtas ir tai yra logiška, kadangi kultūra ir sportas sprendžia skirtingus uždavinius ir skirtinga yra
veikla. Darbas praktiškai taip ir buvo paskirstytas pačiam skyriui ir dabar įteisintas atskyrus šios skyrius. Noriu pasakyti, kad Respublikoje mes buvom vieninteliai iš didesnių miestų, iš didžiųjų miestų, likę bendrai, kur buvo bendras skyrius. Taigi čia buvo logiškas veiksmas tarybos atliktas. Kalbamės su Pietų Lietuvos bėgimo klubo Dzūkija prezidentu Kęstučiu Kviecinsku. Gerbiamas Kęstuti, prašom, papasakok apie sportinį savo kelią, apie tokį kelią nueitą iki sporto veterano. Labą dieną, gerbiami televizijos žiūrovai. Prasidėjo mano sportinis kelias 1962 metų vasarą, kai kaimynas kaime, kur aš gyvenau, pastatė krepšį. Ir ten pradėjome tas krepšinio batalijas, kurios tęsėsi iki 66 metų, kol baigiau vidurinę mokyklą. Vykdavo tikri krepšinio mūšiai, ten vos ne iki kraujo, iki ašarų ir, kaip sakant, teko man mest žvejybą, kurią buvau pamėgęs ir su meškere vaikščiodavau Dubysos pakrantėmis, pagaudavau ne vieną ir didesnę žuvį. Bet žvejyba baigėsi, kai atsirado šitas krepšys ir prasidėjo tikri krepšinio mūšiai, kurie išvažiavus man iš tuometinės Ariogalos baigėsi studijuoti Vilnių. Nuvažiavęs į Vilnių pradėjau žaisti krepšinį tuometinio Kauno Politechnikos instituto Vilniaus filialo komandoje. Treniravo mus 2 kartus sporto meistras Algis Vilimas, amžinatelis, jau nebėra gyvųjų tarpe, buvęs Sąjungos krepšinio čempionas ir sklandymo sporto meistras. Žaidžiau institute krepšinį, nueidavau dar su statybos dubleriais pažaisti trupučiuką. Po instituto pradėjau žaisti, vieną sezoną žaidžiau Kauno Šilko komandoje. Tai čia Ziberto Šilko pliušo kombinato komanda, kuri tuometinėse Žalgirio pirmenybėse laimėjo 3. vietą. Tiek pačio žmogaus, berniukų intelektą, tiek fizinius duomenis su federacija, reiškiasi, vykdom šitą stovyklą, vykdėm prieš tai Marijampolėje, o dabar vykdėm Alytuje, nes aš kaip treneris nenorėjau palikti savo auklėtinių, kad galėčiau prižiūrėti, reiškiasi, tai rinktinę bandėm atsikelti į Alytaus stadioną, norim padėkoti direktoriui Mikėnui už suteiktas geras sąlygas treniruotis šito aikštėje. Alytiškių yra 2. Tai Matulevičius ir Kochanauskas, ir treneris Kochanauskas. Na kągi, dėkojom už pokalbį ir linkim toliau ugdyti jaunąją kartą tokią linkme, kaip vyksta dabar. Ačiū. Neseniai pasibaigusime ralį aplink Lietuvą, varžybose dalyvauja ir alytiškis Vytautas Krivas. Ir savo grupėje jo ekipažas pelnė prizinę vietą. Gerbiamas Vytautai, kas daugiausia prisidėjo prie šios pergalės, kam esate dėkingi iš savo komandos rėmėjų? Rėmėjams firmai Melgas, Snaigė, Dzūkijos vandenys, Baltulio ir Jono Gavėno automobilių parduotuvėms, mechanikams Tomui ir Vytautui Stravinskams ir Alytaus autoklubai, su kurių mašina ir teko startuoti. Sakykit, jūs daugkartinis ralio dalyvis. Kur šiais metais dar ar ateityje ruošitės dalyvauti kokiuose varžybose? Tai pagal tradiciją tai dar bus Alytaus žiema 2002 ir kituose miestuose. Na kągi, linkime sėkmės ir toliau garsyti Alytų ralio varžybose. Sėkmės jums sporte ir darbe. Ačiū. Šiandien 70-ąjį gimtadienį švenčia žinomas ir gerbiamas mūsų miesto žmogus, visą gyvenimą atidavęs futbolui, Jonas Kubilevičius. Jonas nuo pat vaikystės pamėgo šią sporto šaką. Daug dėmesio skirdamas futbolui, jubiliatas sėkmingai gina miesto garbę Alytaus moksleivių rinktinės sudėtyje. Lygiai prieš 50 metų tapo Lietuvos čempionu,
o po 2 metų žaisdamas Kauno Limos komandoje tapo Lietuvos suaugusių čempionu. Tačiau labiausiai Jonas Kobilevičius vertina 3. iškovotą Lietuvos čempionų aukso medalį, kuomet 1975 metais jo vadovaujama Alytaus Dainavos Vynuolikė tapo pajėgiausia Lietuvoje. Be to, 3-kart šalies čempionas, treniruodamas Dainavą, tapo pirmenybių prizininku, Nemuno draugijos čempionų, įvairių turnyrų nugalėtojų. Koks nuveiktas tas kelias, labai, kaip pasakyti, toks savotiškas tas kelias, už tai, kad nuo vaikystės mes žaidėm, visi tą futbolą žaidėm. Kada baigiau vidurinę, išvažiavau į Kauną ir už Kauno Limą pradėjau žaisti. Ir mano nugračiausia metai. 55 metais čempionai Respublikos tapom už Limą žaidžiant. Ir praktiškai aš atidaviau gražiausius savo metus. Mane kvietė ir į meistrų komandą, tada Bangata kūrėsi. Tai iš Limos Žemaitaitis amžinatilsį jau, bet jisai buvo nuėjai. Aš nejau vien dėl to, man reikalingas gyvenimas plotas. O niekas man jo nesiūlė, o ten važiuoti už tą bangą ir po sąjungą ten trinti, labai sudėtinga buvo. Ir čia Alytui pasiūlė ir parvažiavau aš į Alytų tada. Kai parvažiavau į Alytų, tada buvo viena komanda, Alytis jau buvo, o ne Dainava, bet Alytis. Ir vienu žodžiu, kai ta komanda tokia susidarė apie mane, tokia, tai gerbiamas Dobrovolskis Lionė atsitačių pinigus pasisavino, kai važiuoju. Tai aš paėmiau, atidaviau jiems, sakau, aš mečiau tą futbolą, aš neteisėjau. Ir nečiau, paskui restorane kažkaip sėdėjom, tai amžinatilsį Daniškevičius, kūrėm antrą komandą. Entuziazmo pagautas, kūrėm, sakau, antrą komandą ir viskas. Ir tais metais sukūrėm šitą Dainavą, bet pavadinsim Dainavą, nežiūrint, kad siuvimo fabrikas yra, bet Dainava, nuo senų laikų Alytui buvo Dainavos futbolo komanda. Ir sukūrėm tą komandą, Tresto valdytos prisidėjo, pakvietėm iš Vilkaviškio pirmiausia, kadangi Daniškevičius pas Vilkaviškietis, tai Mateika, paskiau Janušaitį, Krapavičių, Sigitą. Ir likusieji čia alytiški. Ir paskiau tiesa dar ir Gutavičius iš Šaulių atvažiavo, iš Kauno šitas Giedraitis. Ir likusieji alytiški, paskiau priėjėmėm ir Kolę. Jau Dobrovolskis jis atėjo. Pas mus Lioniau, sakau, tai iš principo buvo toks, principas toks buvo, kadangi jis apšmeižė mane, kad aš jų pinigus pasisavinu. Aš negaliu, sakau, su tokiu žmogum, jeigu aš jų pinigus pasisavinu. Ir aš vienu žodžiu su ta komanda, ir pradėjom lošti, pradėjom nuo to žemiausios lygos mes. Reikėjo ne 1 metų, žinoma, kad pasiektum tokius rezultatus, bet stabilizavosi komanda, sudėtis, ir mes keletą metų buvom prizininkų tarp viskas, bet paskui atėjo toks laikas, kad reikėjo būti čempionais. Ir dabar futbolo veteranas nepamiršta miesto stadionų. Deja, šiandien Dainava savo žaidimu nedžiugina futbolo gerbėjų. Gimtadienio proga, daug sumanumo ir energijos, populiarinant futbolą atsidavusiam jubiliatui, linkime daug sveikatos. Ir visą to, ko trokšta futbolo puoselėto Jono Kobilevičiaus širdis. Su jubiliejumi, gerbiamas Jonai. Plačiau apie Jono Kobilevičiaus sportinę veiklą žiūrėkite birželio mėnesio Alytaus sporto laidoje. Latvijos sostinėje Rygoje vyko Pabaltijos šalių jaunųjų futbolininkų turnyras. Dėl nugalėtojo vardo kovojo 12 komandų. Mūsų šalį atstovavo 2 rinktinės, kurioms vadovauja vyriausias treneris alytiškis Rimas Kochanauskas. Pirmoji rinktinė pogrupio pagrindžiamajame etape įveikė visus varžovus ir finale susitiko su Rygos Daugavos bendramžiais. Normalus rungtynių laikas baigėsi lygiomis 2-2. Mušant baudinius tikslesni buvo Latvijai. Tad Lietuvos rinktinė, kurios garbė gynė alytiškiai Aurimas Dubickas, Linas Raguckas, Deivydas Mencevičius, Mindaugas Triauka, Vytautas Andriuškevičius ir Lukas Kochanauskas iškovojo 2 vietą. Beje, pastarasis pripažintas geriausių turnyro žaidėjų. Antroji šalies rinktinė užėmė 4 vietą. Ir šioje rinktinėje sėkmingai žaidė 3 Alytaus sporto mokyklos autoriai.
Laidą baigėme. Dėkojame, kad žiūrėjome. Iki susitikimo po 2 savaičių. Viso geriausio. Laidą baigėme. Dėkojame, kad žiūrėjote. Iki susitikimo po 2 savaičių.